Šiandien švenčiame švenčiausiąją trejybę ir tai yra bažnytinė šventė, kuri, trumpai tariant, tai mums primena, kad Dievas yra vienas trijose asmenyse. Ir kas mums iš to? Žmogus, kuris yra galbūt nusivylęs bažnyčia, galbūt netikintis Dievu ir kažką jam tokio pasakysi, tai jis pasakys, nu ir gerai. Ir tas klausimas, kas man iš to, nėra tai blogas klausimas, kaip tai jis yra reikalingas. Paklausti, o kas man iš to? Nes bažnyčia, tai, kad duoda bažnyčia, tai nėra duota, kad apsunkintų mūsų gyvenimą, bet bažnyčia ir bendrai Dievo buvimas ir jo veikimas mūsų gyvenime yra toks, kad jis nori mums gero. Tai yra plati tema apie tą Dievo norėjimą gero mums. Tai galbūt kitą kartą, bet šiuo atveju mano nusiteikimas, matant kryžių, matant bažnyčią, galvojant apie Dievą, tavo ir mano kūrėją, įsivaizduojam viešpatį, kuris yra žiūrintis į tave mylinčiom akim, tavęs nesmerkiantis. Ir kalbant konkrečiai apie tą šventę, kurią šiandien švenčiame, tai yra labai prasminga šventė, nes jinai mums primena apie tai, kad tikime vieną Dievą, bet jis nėra vienas. Tai yra sunku suprasti, kad vienas Dievas trijose asmenyse. Bet šiuo atveju tai yra labai svarbus mums priminimas, kai mes savo gyvenime paliekame Dievą, kad jis tampa mums nereikalingas. Jis galbūt kartais reikalingas arba kaip tokia deklaracija tavo, aš tikintis, aš tikiu Dievu, bet jis tavo gyvenime nefigūruoja. Tu palikai Dievą. Palikai jį stalčioje, palikai kabėti ant sienos ikonoje, kažkokiam paveiksle, palikai jį bažnyčiai, bet nepaėmė jį į savo gyvenimą. Netikėjimas, kad jis gali suveikti tavo gyvenime. Netiki, kad jis gali padėti tau išeiti iš tavo priklausomybių, išeiti iš tavo liūdesio. Arba tau yra labai gerai viskas ir tau šiaip Dievas nėra reikalingas. Ir būtent, kad tai yra šiandien mums priminimas toks primiktinis. Dievas, kuris yra vienas, bet trijose asmenyse. Tai yra mums priminimas ta šventė, kad tu negali būti vienas be Dievo. Jis, kuris tave sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą, jis nenori palikti tavęs vieno. Jis nori dalyvauti tavo gyvenime. Jis nori dalyvauti kiekvieno iš mūsų gyvenime. Ir tai yra būtent nuostabi šventė, kuri mums primena, kad Dievas nori dalyvauti tavo gyvenime. Ir tai yra nuostabi geroji naujiena tau ir man, kiekvienam. Kad tu nebūsi laimingas vienas, kad tu esi sukurtas tokio Dievo, kuris nėra vienas. Ir būtent į mus tai yra įdėta, kad jis kviečia mūsų bendradarbiavimą su juo. Ir tai yra tikrai nuostabi geroji naujiena mums, kad esame sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą, bet kartu, kad mes neturime likti vieni, nepalikti Dievą stalčioje, kaip po nereikalingą daiktą, arba kažką, prie ko ateinam, kai mums kažko būtent reikia. Nes kaip ir minėjau, kad kartais žmogus, jam atrodo, kad viskas yra ir taip gerai. Ir tas Dievas, aš pats susitvarkysiu ar ne, ir be jo. Bet nenoriu čia kažkaip moralizuoti, manau, kad mintį, kurią norėjau perteikiau. Trejybė tai yra labai prasminga šventė, kuri mums primena apie tai, kad Dievas nori dalyvauti tavo gyvenime. Pakvieskime jį į savo gyvenimą. Nuo šiandien prašykime, kad Dievas dalyvautų kiekvieno iš mūsų gyvenime. Prašyti maldoje, kad jis nuo šios akimirkos leisti jam ateiti į tavo gyvenimą, veikti jame.
pasitikint, kad Jis nori tau gero. Amen. Te palaimina Jus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen.